Kiekviena diena atneša naujų istorijų. Vienos iš jų linksmesnės, kitos kur kas liūdnesnės. Galima užmerkti akis ir praeiti to nepastebėjus. Tačiau yra žmonių, kurie nelieka abejingi ir nori kitiems padėti. Vaikų linija teikia emocinę paramą vaikams ir paaugliams, kurie išgyvena sunkumų ir negali ar neturi su kuo apie tai pasikalbėti. Su vaikais bendrauja keli šimtai konsultantų, kurių didžioji dalis savanoriai. Tai įvairaus amžiaus ir specialybių žmonės, kurie, baigę specialius mokymus, dalį savo laiko ir jėgų skiria tam, kad išklausytų kuo daugiau vaikų. Vaikai skambina ir rašo vaikų linijai dėl nesutarimų su draugais ar tėvais, išgyvenamų ar stebimų patyčių, patiriamos prievartos, kai jaučiasi vieniši, nemylimi ar bejėgiai. Vaikų linijos konsultantai, išklausydami vaikus ir priimdami juos tokius, kokie jie yra, stengiasi palaikyti ir kartu ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Vaikų linijos telefonai niekada netyli. Kasdien nuo 11 iki 21 valandos budintys konsultantai atsiliepia į keli šimtus vaikų skambučių. Tačiau norinčių prisiskambinti yra gerokai daugiau. Vaikų linijos tikslas – turėti galimybių išklausyti kiekvieną pasikalbėti norintį vaiką. Vaikai ir paaugliai taip pat gali pasidalyti išgyvenimais ir patirtimis vaikų linijos svetainėje, parašydami laišką arba bendraudami su bendramžiais diskusijų forume. Norėdama, kad vaikai jaustųsi geriau, vaikų linija šviečia visuomenę, stengiasi atkreipti suaugusiųjų dėmesį į tai, dėl ko kenčia vaikai ir siūlo būdus, kaip galima jiems padėti. Jau daug metų vaikų linija vykdo kampaniją be patyčių. Jie siekiama mažinti patyčių paplitimą ir keisti joms palankes visuomenės nuostatas. Vykdant kampaniją, organizuojami mokymai ir konferencijos, ruošiama metodinė medžiaga, kuriami edukaciniai filmai ir socialinės reklamos, vykdomi visuomenės tyrimai ir kitos veiklos. Kasmet Lietuvos mokyklos, darželiai ir kitos aktyvios organizacijos dalyvauja vaikų linijos inicijuojamoje veiksmo savaitėje be patyčių. Vaikai ir paaugliai, praleisdami daug laiko internete, virtualiai bendraudami patiria įvairių sunkumų ir grėsmių. Vaikų linija, vykdydama projektą Saugesnis internetas, teikia pagalbą vaikams susidūrusiems su elektroninėmis patyčiomis, žalingų interneto turiniu, seksualiniu viliojimu ir kitomis nemaloniomis patirtimis internete. Vaikų linijos specialistai skaito paskaitas ir pranešimus konferencijose, veda mokymus vaikams, tėvams ir ugdymo įstaigų darbuotojams, teikia informaciją ir komentarus žiniasklaidai, vaikų emocinės sveikatos, patyčių, saugesnio interneto, vaikų ir tėvų santykių bei kitomis temomis. Žinomi visuomenės veikėjai palaiko vaikų linijos veiklas ir prisideda prie jų viešinimo. Sutelkusi savanorių, partnerių, rėmėjų ir visų palaikančių žmonių jėgas, vaikų linija siekia, kad kuo daugiau vaikų būtų išklausyti, palaikyti ir užaugtų laimingai žmonėmis. Už išklausytus vaikus.